Mykolo Romerio universiteto kapelionas kviečia. Kartu pasinerti į Biblijos pasaulį. Rutos knyga. Nors Rutos knygos turinys ir siejasi su Senojo testamento teisėjų laikotarpiu, 12-11 amžiumi prieš Kristų. Tačiau pasakojimas yra nutolęs nuo teisėjų knygose aprašomų izraeliečių giminių ir kitų tautų sankirtų. Šios knygos esmė, o gal ir tikslai, tai ir puoselėti svetingumą svetimšaliams, ieškantiems užuovėjos pas Jahvę, ir išreikšti Dievo protestą prieš potremtinių laikotarpių, 5-4 amžius prieš Kristų, susiformavusią nuostatą jo tautoje. Grįžus iš Babilono tremties ir siekiant apsaugoti likusią Izraelio tautos dalį, kad neištirptų tarp kitų tautų, buvo išleistas potvarkis, pagal kurį žydams, vedusiems svetimtautes, buvo leista skirtis ir tuokti su žydėmis. Apie tai rašoma Ezro knygoje. Tautos atgaila, kai Ezra verkdamas parpuolė kniūbsčias prieš Viešpaties namus, meldėsi ir išpažino kaltę. Prie jo susibūrė didžiulė izraelitų, vyrų, moterų ir vaikų sueiga. Ir žmonės graudžiai verkė. Jehielio sūnus Šechanija iš Elamo palikonių kreipėsi į Ezrą tardamas: Mes iš tikrųjų nusižengėme savo Dievui, vesdami svetimtautes moteris iš šalies tautų. Bet, nepaisant to, net dabar yra Izraeliui vilties. Tad dabar padarykime sandorą su mūsų Dievu, kad išvarysime visas tas žmonas ir jų vaikus, sekdami tuo, ką patari tu, mano viešpatie, ir tie, kurie sielojasi dėl mūsų Dievo įsakymų. Tebūna laikomasi įstatymo. Imkis priemonių, nes tai tavo pareiga. Mes su tavimi. Būk ryžtingas ir imkis priemonių. Tad Ezra atsistojo ir prisegdino didžiūnus, kunigus, levitus ir visą Izraelį, kad jie elgsis, kaip buvo kalbėta. Jie prisiekė, taip pat ir Nehemijo knygoje. Be to, tomis dienomis pamačiau žydų vedusių moteris iš Ašdodo, Amono ir Moabo. Pusė jų vaikų kalbėjo Ašdodo kalba. Žydiškai kalbėti jie nemokėjo, bet kalbėjo tų įvairių tautų kalbomis. Su jais bariausi, iškeikiau juos, kai kuriuos apmušiau, roviau jų plaukus ir prisegdinau Dievu, tardamas: Jūs neturite atiduoti savo dukterų jų sūnums, nei imti jų dukterų savo sūnums ar savo patiems. Argi Izraelio karalius Saliamonas nenusidėjo per tokias moteris? Tarp daugelio tautų nebuvo kito karaliaus panašaus į jį. Jis buvo taip Dievo mylimas, kad Dievas padarė jį viso Izraelio karaliumi. Tačiau svetimtautės moterys jį net įvedė į nuodėmę. Nejau ir apie jūs reikia girdėti, kad padarėte tokį pat didelį nusikaltimą ir buvote neištikimi mūsų Dievui vesdami svetimtautės moteris. Šios ištraukos apie nuodėmės, kilusias iš to, kad žydai nepaklausė savo viešpaties žodžio ir vedė pagonių moteris, taip, vyrai būdavo įtraukiami į didžiausią nuodėmę. Imdavo garbinti svetimus dievus. Tačiau pirmiausia, Rutos knygoje Dievas parodo, jog santuoka yra neliečiama ir jos negalima nutraukti, kada tik panorėjus. Tuo norima pasakyti, kad nesvetimtaučiai yra blogis, bet nuodėmingumas, kuris dažnai per juos ateina ir į Dievo tautą. Tačiau nepriklausomai nuo to, ar nuodėmingumas Dievo tautoje atėjo iš svetimtaučių, ar kilo pačių izraelitų širdise, jis visada yra didžiausias blogis žmogui. Jei svetimtautė ieško tikrojo Dievo, tai ji nėra blogis. Priešingai, ji gali tapti Dievo tautos palaiminimu, kaip Ruta šioje knygoje.
ji tampa Dovydo prosenelė. Vadinasi, su ja susijusi pranašystė apie būsimąjį Mesiją. Palyginti su kitomis istorinėmis knygomis, kuriuose gausu neištikimybių, kivirčų, nesutarimų ir net kraujo praliejimų, ši knyga tai tarsi ramus atokvėpis. Todėl eikime prie paties teksto ir pasinerkime į jo gelmes. Pirmąją teksto dalį sudaro pirmosios 7 eilutės. Teisėjų valdymo laikais kraštą ištiko badas. Vienas žmogus iš Judo Betliejaus su žmona ir 2 sūnumis išsikėlė į Moabo lygumas, norėdamas pergyventi badą. Žmogus buvo vardu Elimelechas, jo žmona Naomė, o sūnūs Machlonas ir Kiljonas. Jie buvo Efratai iš Judo Betliejaus, bet nukeliavo į Moabo lygumas ir ten apsigyveno. Naomės vyras Elimelechas pasimirė ir ji liko viena su 2 sūnumis. Jie vedė Moabites. Viena jų vadinosi Orpa, o kita Ruta. Ten jie išgyveno apie 10 metų. Po to ir juodu abudu pasimirė, Machlonas ir Kiljonas. O Naomė liko visai viena, be sūnų ir be vyro. Tada jis susirengė kartu su marčiomis grįžti iš Moabo lygumų, nes Moabo lygumose buvo girdėjusi, kad Viešpats aplankė savo tautą, norėdamas duoti jiems duonos. Lydima 2 marčių ji paliko vietą, kurioje gyveno, ir leidosi atgal į Judo šalį. Tai įvadinė dalis, kurioje apibūdinamos pagrindinės veikėjos, 3 moterys – Naomė, Orpa ir Ruta. Ir situacija, į kurią jos patenka. Pirmiausia, paminėta Naomės vyro mirtis. Vėliau ir jos sūnų, Orpos ir Rutos vyrų mirtis. Tada pasakojama apie kelionę atgal į Betliejų, kur iš tiesų tik ir prasideda tikroji istorija, tikrasis istorijos veiksmas. Teksto pradžioje įvardijamas konkretus periodas. Vadinasi, paties veiksmo istorinės aplinkybės, siekiant suteikti skelbiamai žiniai istorinio tikrumo. Panaši ir kitų pasakojimų pradžia – Amoso knygos. Amoso, vieno iš Tekojos Kerdžių, žodžiai, kuriuos jis gavo per regėjimą apie Izraelį Judo karaliaus Uzijo dienomis ir Izraelio karaliaus Jehoašo sūnaus Jeroboamo dienomis, 2 metai prieš žemės drebėjimą. Taip pat Izaijo knygos pradžia. Regėjimas, kurį patyrė Amoco sūnus Izaijas apie Judą ir Jeruzalę, Judo karaliaus Uzijo, Jotamo, Ahazo ir Ezekijo dienomis. Rutos knygos istorijos pradžioje apibūdinama hebrajų šeima. Vyras ir tėvas Elimelechas. Jo vardas reiškia mano Dievas yra karalius. Žmona Naomė, jos vardas kilęs iš hebrajiško žodžio mieloji ar malonioji, priminančio Dievo gerumą. Ir 2 sūnus. Machlonas, greičiausiai reiškia tas, kuris serga, ir Kiljonas, reiškiantis eikvojantis, švaistantis. Žydams žmogaus vardas buvo jo identiteto dalis, tad paminėti vardai gali būti istoriškai pagristi. Elimelecho vardo reikšmė tarsi pranašauja būsimą Rutos priklausomybę Jahvei. Toks vardas galėjo atsirasti kaip atsakas į 1 Samuelio knygoje esančius žodžius. Ir Viešpats atsakė Samueliui: paklausyk žmonių balso ir visko, ką jie tau sako, nes ne tave jie atmetė, mane jie atmetė, kad nebūčiau jų karalius. Jahvė sako, jog prašydama karaliaus Izraelio tauta atmeta ne šiaip Jahvę, bet Jahvė, kuris yra tikrasis Izraelio karalius. Apie tai galime skaityti ir Sofonijo knygoje. Viešpats atšaukė tau skirtą nuosprendį. Jis nušlavė šalin tavo priešus. Izraelio karalius, pats Viešpats yra tavyje.
Tau daugiau nebereikės bijoti nelaimės. Kaip girdime šiuose ištraukose, pats Dievas skelbiasi, jog jis vienintelis yra tikrasis Izraelio karalius. Naomės vardas tampa tarsi kontrastu tam, kas vėliau ją ištiks gyvenime. Ir tada ji net pasirinks naują vardą. Jų sūnų vardai irgi skamba simboliškai atsižvelgiant į tai, kas jiems netrukus nutiks. Manyčiau, šioje vietoje tiktų prisiminti, kad Dievas kiekvieną pašaukia vardu. Tačiau nekintamas mūsų identitetas gali būti tik žmogiškumas. Ir kad ne vardas žmogų padaro laimingą, maloningą ir sėkmingą, bet Dievas gali apdovanoti žmogų visomis reikalingomis malonėmis, jei tik žmogus į šį Dievo kvietimą valingai atsiliepia ir jame dalyvauja. Spaudžiamo bado šeima išvyksta iš savo gimtų vietų, leidžiasi į tolimą kraštą ieškoti geresnio ir saugesnio gyvenimo. Pagal šiuolaikinius mastelius, 80 km skyrusių Betliejų ir Moabą yra nedaug. Tačiau senovėje keliaujant pėsčiomis tai buvo ilga ir varginanti kelionė. Gražus žodžių žaismas atsiveria apmąstant, kodėl ir kokį miestą ši šeima palieka. Iškeliauja iš miesto dėl bado, nes trūksta maisto, duonos, kuria maitinasi paprastas žmogus. O juk žodis Betliejus sudarytas iš hebrajų kalboje dviejų žodžių – bet ir lehem, kurie reiškia duonos miestą. Kitaip sakant, jie palieka miestą, kuris tarsi prarado savo savastį. Jei į šią kelionę žvelgsime iš Dievo pažado pasirūpinti savo tauta perspektyvos, tai ši kelionė kartu išreikštų ir Elimelecho netikėjimą Dievo pažado išsipildymu. Tada jo mirtis galėtų būti interpretuojama kaip dieviškojo teisingumo atpildas. Bet jeigu prisiminsime, kad Dievas ir pats yra siuntęs savo tautą bado metu į svetimą kraštą maisto ieškoti, mes atėjome, jie kalbėjo faraonui, apsigyventi laikinai kaip ateiviai, nes tavo tarnų kaimenėms dėl didelio bado Kanaano krašte nebėra ganyklų. Prašome atleisti savo tarnams įsikurti Gošeno žemėje. Taip pat antroje Karalių knygoje. Moteriai, kurios sūnų buvo atgaivinęs, Eliziejus kartą pasakė: pasiruošk, keliauk su savo šeima ir apsigyvenk kur nors kitur, nes viešpats paskelbė kraštui 7 metų badą. Tad tokioje šviesoje Elimelecho mirtis būtų tiesiog nelaimingas atsitikimas. Mes matome išorėje atliekamus veiksmus, o Dievas pažįsta mūsų širdis. Nedraugiška ta vieta, į kurią jie keliauja, nes Moabo dykumoje gyveno Izraelio priešai. Tada man viešpats sakė: nekovok su Moabitais ir nepradėk su jais karo. Toliau pasakojama apie 3 našles. Naomė, likusi našle, savaime linksta prie savo sūnų, kurie mirus tėvui turi pasirūpinti mamos gerovę. Apie tai neužsiminta, tad greičiausiai net ir būdami vedę jie šią pareigą atliko sąžiningai. Priešingu atveju, jei motina būtų buvusi palikta viena, tai tikrai nenutylėtų istorija, juk 4 Dievo įsakymas byloja: gerbk savo tėvą ir motiną, vadinasi, reikalui esant ir pasirūpink jais. Pagal tų laikų nuostatas, našlės neturinčios vaikų galėjo tik sunkiai išgyventi iš nepažįstamųjų malonės. Kitaip sakant, turėdavo elgetauti. Kaip minėta, nepalankus požiūris į vedybas su kitatautėmis buvo susijęs ne tiek dėl tautiškumo, kiek dėl jų ištikimybės pagoniškiams dievams. Dar aiškesnis nusistatymas prieš Moabiečius yra susijęs su kelionė iš Egipto. Gimusieji iš neteisėto lytinio santykiavimo nebus priimti į viešpaties sueigą, net iki 10 kartos, nei vienas jų palikuonių nebus priimtas į viešpaties sueigą.
Joks amonitas ar moabitas nebus priimtas į viešpaties sueigą. Net iki 10 kartos nei vienas jų palikuonių nebus priimtas į viešpaties sueigą dėl to, kad nepasitiko jūsų su duona ir vandeniu kelionėje iš Egipto, ir dėl to, kad samdė prieš tave Beoro sūnų Beleamą iš Peoro Mesopotamijoje tave prakeikti. Bet viešpats tavo dievas atsisakė Beleamo klausyti. Viešpats tavo dievas pavertė tą prakeikimą palaiminimu, nes viešpats tavo dievas mylėjo tave. Niekada nesirūpinsi jų gerovę ar labu, kol tik būsi gyvas. Naomė yra senyva moteris, likusi be tėvo, vyro, o mirus abiems sūnums ir vaikų apsaugos. Ji yra svetimšalė, kurios nesaugo net gimta žemė ar vieno kraujo žmonės. Kitaip sakant, lieka visiškai silpna moteris ir 2 bevaikės našlės. Šis našlės įvaizdis Senajame testamente visada simbolizuoja silpnus, negalinčius savimi pasirūpinti ir apsiginti žmonės. Naomė liko visai viena, be sūnų ir be vyrų. Nors šalia buvo marčios, tačiau žodis visai viena geriausiai apibūdina žydų giminės sampratą. Pirmiausia, giminė sieja kraujo ryšiai. Tad mirus giminės vyrams, prarandama visa giminės linija, ryšys su tėvais ir protėviais. Tiesa, nors Naomė ir jos šeima Moabe nebadavo, tačiau Betliejus, duonos miestas, yra jos gimtieji namai. Ji buvo girdėjusi, kad viešpats aplankė savo tautą, vadinasi, ją palaimino. Tai tik dar labiau paskatino ją žengti šį kelionės žingsnį. Jau visai nemažai žinome apie Naomės šeimą ir jos gyvenimo istoriją, bet tik 8 eilutėje ji pasako pirmuosius žodžius. Naomė kreipėsi į abi savo marčias. Eikite atgal, grįžkite namo, kiekviena į savo motinos namus. Te parodo viešpats jums tokį pat gerumą, kokį judvi parodėte mirusiesiems ir man. Te padeda viešpats kiekvienai jūsų atrasti šeimos židinį vyro namuose. Šiek tiek keista, nes jį jau keliauja kartu su marčiomis. Argi kelionė nėra planuojama iš anksto? Argi neaptariama tai, kas bus pasiekus Betliejų? Tokia situacija atskleidžia, kaip draugiškai ir meiliai jos sugyveno tarpusavyje. Ir kad žmogiškasis prisirišimas pradžioje galėjo nugalėti nerimą dėl to, kas laukia jų kaip svetimšalių. Tačiau tikroji meilė vis tik duoda teisę pasirinkti, ar keliauti su Naome į jos svetimą kraštą, ar likti savaime. Ir ši jos meilė marčioms atsiskleidžia 11-13 eilutėse. Naomė atsakė: grįžkite atgal, mano dukteris. Kodėl turėtumėte eiti su manimi? Argi aš turiu savo įsčiose kitų sūnų, kurie galėtų tapti jūsų vyrais? Grįžkite atgal, mano dukteris. Eikite savo keliu, nes aš per sena ištekėti. Net jeigu sakyčiau, turiu vilties, turėčiau vyrą šią naktį ir pagimdyčiau sūnų, argi jūs lauktumėte, kol jie užaugs? Nejaugi turėtumėte pasmerkti save dėl jų ir likti netekėjusios? O ne, mano dukterys, mano dalia kartesnė negu jūsų, nes viešpaties ranka pakilo prieš mane. Vėl ėmė jos verkti ir raudoti. Naomė jas pavadino savo dukterimis. Naomė kreipėsi į abi savo marčias. Eikite atgal, grįžkite namo, kiekviena į savo motinos namus. Te parodo viešpats jums tokį pat gerumą, kokį judvi parodėte mirusiesiems ir man. Te padeda viešpats kiekviena jūsų atrasti šeimos židinį vyro namuose. Atsisveikindami jį pabučiavo jas, o jos balsiai raudodamos verkė. Naomė marčioms pateikė savo sampratą apie tai, kokia svarbi dukroms motina,
kur jas užaugino ir paruošė santuokai, ir kokie svarbus yra jos namai. Apie motinos namų svarbą galime paskaityti Pradžios knygoje. Izaokas tuomet nusivedė ją į savo motinos Saros palapinę, vedė Rebeką ir ji tapo jo žmona. Izaokas mylėjo ją ir rado paguodą po savo motinos mirties, bei giesmių giesmėje. Vos praėjusi pro juos, radau tą, kurį myli mano širdis. Tvirtai apkabinau ir nepaleidau, kol neįsivedžiau į savo motinos namus, į kambarį tos, kuri mane pagimdė. Ir vešiausi tave, parsivešiau į savo motinos namus, į kambarį tos, kuri mane pagimdė. Duočiau tau gerti kvapaus vyno ir savo granatų sulčių. Motinos namai tai saugumas, motinos namai tai vaisingumo vieta. Naomė tikisi, kad Ruta ir Orpa dar kartą ištekės ir susilauks vaikų. Prašymas ją palikti yra išraiška didesnės meilės, nei prašyti pasilikti su ja. Panašiai kaip Jėzus, Naomė netiesiogiai 3 kartus klausė Marčių, ar myli mane? Ir tada viena apsisprendžia likti su ja, o kita eiti savo keliais. Naomė paaiškina, kodėl reikia ją palikti. Naomė atsakė, grįžkite atgal, mano dukteris, kodėl turėtumėte eiti su manimi? Argi aš turiu savo įsčiose kitų sūnų, kurie galėtų tapti jūsų vyrais? Grįžkite atgal, mano dukterys, eikite savo keliais, nes aš per sena ištekėti. Net jeigu, sakyčiau, turiu vilties, turėčiau vyrą šią naktį ir pagimdyčiau sūnų, argi jūs lauktumėte, kol jie užaugs? Jis sako, kad nebeturi nei vyro, nei kitų sūnų. Kodėl tai yra svarbu? Nes žydams giminės pratęsimas ir vaisingumas buvo vienas svarbiausių dalykų Dievo palaiminimo išraiškos forma. Tačiau kalbant apie giminės pratęsimą, reikėtų prisiminti levirato, nuo hebrajiško žodžio levir svainis įstatymą. Svainio pareiga buvo vesti mirusiųjų brolių našles ir įamžinti mirusiųjų vardus per palikuonis. Apie tai rašo Pradžios knyga. Tuomet Judas tarė Onanui, sueik su savo brolio žmona ir atlikdamas jai svainio pareigą, duok savo broliui palikuonį. Taip pat pakartoto įstatymo knyga. Kai broliai gyvena drauge ir vienas jų miršta, nepalikdamas sūnaus, mirusiojo žmona neištekės šalia šeimos už svetimo vyro. Jos vyro brolis sueis su ja, jis paims ją savo žmoną ir atliks jai svainio pareigą. O pirmagimis, kurį ji pagimdys, paveldės mirusiojo brolio vardą, kad jo vardas nebūtų ištrintas iš Izraelio. Tačiau jei tas vyras nepanorės vesti savo brolio našlės, jo brolio našlė ateis pas seniūnus vartuose ir tars. Mano vyro brolis atsisako įamžinti savo brolio vardą Izraelyje. Jis neatlieka man svainio pareigos. Tada miesto seniūnai pasišauks jį ir įspės. Jei jis užsispiria, sakydamas, nenoriu jos vesti, jo brolio žmona prieis prie jo seniūno akivaizdoje, numaus jam nuo kojos sandalą ir spjovus jam į veidą tars. Šitaip elgiamasi su vyru, kuris nestato savo broliui namų. Visur Izraelyje jo šeima bus žinoma kaip namai to, kuriam buvo numautas sandalas. Vyriausias po tokių vedybų gimęs sūnus laikomas mirusiojo vyro sūnumi ir tampa jo įpėdiniu. Levirato įstatymo tikslas buvo įamžinti šeimos vardą ir apsaugoti šeimos nuosavybę. Galima prisiminti, kaip pagal šį įstatymą sadukėjai bandė paspęsti pinkles Jėzui. Taigi yra buvę 7 broliai. Pirmasis vedė žmoną ir mirė bevaikis. Jie vedė antrasis, paskui trečiasis ir paeiliui visi 7 ir mirė, nepalikdami vaikų.
Galiausiai mirė ir ta moteris. Kuriogi žmona ji bus, kai mirusieji prisikels? Juk ji yra buvusi visų 7 žmona. Tačiau sugrįžkime prie Rutos knygos teksto. Kalbama apie sugrįžimą pas tautą ir savo dievus. Matais laikais tautiškumas buvo neatsiejamas nuo tikėjimo. Moabitai garbino dievą Čemosą. Rutos nuostata tvirta. Ji išpažįsta Izraelio dievą. Bet Ruta atsakė: neversk manęs palikti tave ir pasitraukti, nes kur eisi tu, ten eisiu ir aš. Kur būsi tu, ten būsiu ir aš. Tavo tauta bus mano tauta, o tavo dievas mano dievas. Šis išpažinimas yra labai artimas žydų tautai, nes jis susijęs su pažadu, kurį buvo davęs pats Dievas. Palaikysiu sandorą tarp savęs ir tavęs, bei tavo palikonių po tavęs per jų kartas kaip amžiną sandorą, būti tavo ir tavo palikonių po tavęs Dievu. Tau ir tavo palikonims po tavęs duosiu kraštą, kuriame gyveni kaip ateivis, visą Kanaano kraštą kaip amžiną nuosavybę. Aš būsiu jų Dievas. Ir paimsiu jūs kaip tautą ir būsiu jūsų Dievas. Jūs žinosite, kad aš viešpats, jūsų Dievas, kuris išlaisvino iš egiptiečių vergijos. Šis jos išpažinimas yra užbaigiamas priesaika. Ji prašo Jahvės ją nubausti mirtimi, jei ji sulaužytų šią priesaiką. Labai panašiais žodžiais prisiekė ir kiti žymiausi Biblijos veikėjai, tokie kaip Elis. Elis klausė: ką jis tau pasakė? Prašau neslėpti nuo manęs. Tegu Dievas tau tai padaro ir dar prideda, jei nuslėptum nuo manęs nors vieną žodį iš to, ką jis tau pasakė. Ir karalius Saliamonas prisiekė viešpačiu tardamas: Dievas man tai tepadaro ir prideda, jei už šį sumanimą Adonijas neužmokės savo gyvastimi. Atėjus į Betliejų, visas miestas sujudo dėl jų, o moterys kalbėjo: argi tai Naomė? Pasakymas, jog visas miestas sujudo, yra gražiai susijęs ir su 1 Samuelio knygoje pasakytais žodžiais. Viešpaties sandoros skryniai atkeliavus į stovyklą, visas Izraelis sušuko tokiu skardžiu riksmu, kad net žemė sudrebėjo. Šis sujudimas galėjo kilti dėl 2 priežasčių. Pirmoji – dėl Rutos, kurią parsivedė Naomė. Antroji – greičiausiai kilo dėl to, jog Naomė grįžo viena be vyro. Panašiai kaip pranašo Izaijo knygoje aprašomame įvykyje, kai vyrai krito ne nuo kalavijo. Triukšmingasis, gyvasis, džiaugsmu netveręs mieste, tavo žuvusieji ne kalavijo nukirsti, ne kovoje krite. Sujudimas Betliejuje taip pat atskleidžia gražų buvusi bendruomeniškumą šiame duonos mieste. Sujudimas vyksta pastebėjus, jog kažkas pasikeičia jų įprastinėje gyvenimo tvarkoje. Ryšiai tarp miestelio gyventojų yra tokie glaudūs, jog iš karto yra pastebimas nepažįstamas žmogus ar žmonės. Ir tai yra milžiniškas kontrastas su šia diena, ypač miestuose, kur žmonės ne tik nežino, bet ir fiziškai neturi galimybės pažinoti visų miesto gyventojų. Tačiau juk esmė yra ne kiekyje. Esmė žmogaus požiūrėje. Juk esmiškai nieko nepasikeičia, jeigu vietoj miesto paimtume daugiabutį, kuriame gyvena apie 100 šeimų. Juk dažniausiai yra pažįstami tik kaimynai gyvenantys šalia. Kitigi, geriausiu atveju, iš matymo. Todėl naujo žmogaus pasirodymas nesukeltų jokio nustebimo. Juk gal jis čia gyvena laikinai ar pas ką nors į svečius atėjo. Kita žinia, glūdinti šiame sujudime, tai aiškus to meto žmonių požiūris į moterį. Ji yra priklausoma nuo vyro.
Todėl pasirodžius vienoms moterims iš karto kyla klausimas, o kodėl jos vienos? Našlaitėmis būti negali, nes pagal amžių jau seniai nebe mergaitės. Jei jos laisvo elgesio moterys, tai reikia būti atidiems. Greitai jos sužinos, kas tokių laukia čia, pagal Jahvę gyvenančiame miestelėje. Na, o jeigu jos yra našlės, tai kodėl jų gimtinėje neatsirado nei vieno giminaičio, kuris atliktų giminės pratęsimo pareigą, atpirkėjo pareigą? Netrukus, atpažinus šioje nebejaunoje moteryje Naomę, situacija taps aiškesnė ir sujudimas galės nurimti. Bet apie tai jau kitoje dalyje.